Šiandien sekmadienis, vietiniai švenčia gyvenimą, atmosfera nuostabi. Čia paplūdimy, sakyčiau, tokia šprotų šventė. Bet turi ir blogą reputaciją dėl kišenvagių. Čia yra liekanos Augusto šventyklos, statytos 1 amžiui prieš mūsų erą. Tai jau 142 metus stato. Sveiki visi, šiandien su jumis jau sveikinuosi iš Katalonijos. Galima sakyti, kad visai netikėtai čia atsidūriau, nes planas buvo visą vasarą likti ir darbuotis Juodkalnijoje, bet planai kartais keičiasi ir turbūt, kad dirbsiu likusią vasaros dalį čia Katalonijoje. Šiuo metu esu Santa Susana kurorte, kuris yra taip grubiai 1,5 valandos atstumu nuo Barselonos į šiaurę. Taigi vyksime šiandien į Barseloną, pasižiūrėti Katalonijos sostinės ir pagrindinio miesto. Ir man tai yra vienas iš gražiausių, o gal net ir pats gražiausias miestas visoje Europoje. Katalonijoje, kaip ir Juodkalnijoje, daug žalumos, kalnai, vaizdai tikrai gražus. Dabar einu į Santa Susana traukinių stotį, iš kur yra tiesioginis traukinys į Barseloną. Atvykus tiesiai, galima sakyti, iš Juodkalnijos, turėjau tik tai apie parą laiko Vilniuje, per sėdimui, galima sakyti taip. Tai pirmas įspūdis, kad visgi jaučiasi, kad grįžau į civilizaciją. Kadangi Ispanija ir Katalonija priklauso Europos Sąjungoje, tai tas visgi jaučiasi. Juodkalnijoje dar yra daug vietų, kur reikia patobulėti, tiek kalbant apie viešbučius, apie pačią infrastruktūrą, apie servizą, apie maitinimą viešbučiuose, apie bendrą švarą ir tvarką, kažkokias taisyklės ir panašiai. Čia taip viskas atrodo žymiai civilizuočiau. Bet vėlgi supraskite mane teisingai, man Juodkalnija kaip šalis patinka ir jinai yra tikrai be galo graži, bet vėlgi žiūrint, ko jūs norite ir ko jūs ieškote, tai tik tai, ką norėčiau šitoje vietoje užakcentuoti, kad supraskite, kad vykstate į buvusią Jugoslavijos šalį, ne Europos Sąjungos, ir jeigu kažkokio tai servizo, kažkokios prabangos tikėsitės, tai galite nusivilti. Bet jeigu vyksite dėl gamtos, gražėtis gamta, itališko stiliaus miesteliais, tada, manau, grįšite iš Juodkalnijos su teigiamais įspūdžiais. Jau ne kartą paminėjau Kataloniją, ar turbūt dažnai minėsiu, tai šitoje vietoje supraskit, kad žinoma, Katalonija priklauso Ispanijai, bet čia vietiniai save laiko katalonais ir turbūt nei vienas jums neatsakys, kad yra iš Ispanijos. Teko sutikti kataloniečių net ir Australijai, kur turbūt apie Kataloniją nieks nežino, bet aišku, jie niekad nesakys, kad aš iš Ispanijos, jie išdidžiai teiks, kad aš esu iš Katalonijos. Ir šiaip Katalonija periodiškai karts nuo karto siekia gauti nepriklausomybę, bet nežinau, dėl kokių priežasčių jiems tas nesigauna, Ispanija jų paleisti nenori. Kadangi esame Europos Sąjungos šalyje, tai daugeliai turbūt net nereikės vietinės SIM kortelės, jeigu turite Lietuvoje gerą planą, kuris leidžia naudotis, tarkim, internetu Europos Sąjungos šalyse be kažkokių didelių papildomų mokesčių. Bet mano atveju aš įsigijau eSIM, jinai kainavo 10 eurų ir gavau 25 gigabaitus duomenų 28 dienom. Ir dar ten minučių kažkiek gavosi, 400 berods. Skambint. Kalbėdamas pasiekiau ir Santa Susana traukinių stotį. Stoty nėra kasų, yra tik tai bilieto pardavimo automatai. Įsigijau bilietą iki Barselonos, kainavo 5,90 € į vieną pusę. Traukiniais atvyks už 1 minutės, reikia aktyvuoti bilietą va tokiuose aparatuose. Bilietas aktyvuotas turėtų būti.
Barcelonai 24 laipsniai šiandien. Traukinio kelionė truko 1:15 minučių ir mes jau Barcelonoje. Išlipau Triumfo arkos stotyje, eisime ieškoti pačios arkos. Tik atvykus į Barceloną iškart įspūdį palieka architektūra. Tokie gražus pastatai. Ir tų gražių pastatų bus čia begalė. Kokios ryškiai violetinės gražios gėlės. Štai ir Triumfo arka, raudonų plytų arka, pastatyta 1888 metais, kada Barcelonoje vyko pasaulinė paroda. Aplinka arka yra parkelis, kur galima tiesiog pasėdėti, pailsėti, pasižiūrėti vietinius bei turistus. Turistų čia daug šitoje vietoje. Viena iš tokių pagrindinių vizitinių kortelių miesto irgi. Dabar einam į vieną iš populiarių miesto parkų, kuris randasi ne taip toli nuo arkos. Visą laiką tiesiai šita alėja, kuri veda nuo Triumfo arkos. Šiandien birželio 16 dieną, temperatūra 24 laipsniai. Nežinau, aš kažkaip iš Ispanijos tokių metų laiku tikiuosi aukštesnės temperatūros. Žinoma, nėra šalta, saulėta, bet kad karšta būtų irgi negali sakyti. Čia perėjus į kitą gatvės pusę jau prasidės mano minėtas parkas. Štai parko pavadinimas – Parc La Ciutadella. Čia, kaip suprantu, pagal pavadinimą kažkokia pilis. Kastel kažkas tai. Šitas parkas įkurtas XIX amžiaus gale ir ne vieną dešimtmetį tai buvo vienintelė žalia zona mieste. Parke yra fontanas, Katalonijos parlamento rūmai ir miesto zoologijos sodas. Tai bandysim atrasti visas šitas minėtas vietas. Šiandien sekmadienis, vietiniai švenčia gyvenimą, atmosfera nuostabi. Prieiname fontaną, įspūdingas didžiulis statinys. Rašoma, kad prie fontano projektavimo prisidėjo žymusis architektas Antonijo Gaudí, bet jis nebuvo pagrindinis, tuo metu jis dar buvo jaunas. Iš karto krenta akis tokia žalia vandens spalva. Tokiam vandenį maudytis nesinorėtų, bet spalvos kaip bebūtų atrodo labai gražiai. Einam dabar palipėsim į viršų, pažiūrėsim, kokį ten vaizdą galima pamatyti.
keičiu savo nuomonę, nors ir 24 laipsniai, bet visgi ilgiau pabuvus ant saulės, ypatingai dar lipant laiptukais, darosi jau karštoka. Užlipus ant fontano vaizdas toks. Atmosfera Barcelonai šaunė, žmonės gatvėse šoka, salsos ritmas, toks net Latino Amerika gali priminti. Atrodo, kad žmonės moka džiaugtis gyvenimu. Visai šalia fontano yra ežeriukas, kur galima pasiplaukyti. Yra ir sodas, kuriame galima rasti skirtingų augalų. Tiesiog ten arčiau prieiti negalima. Beje, šitas parkas ne veltui vadinamas Citadelės. Čia iki 19 amžiaus pabaigos buvo fortas Citadelė. Čia matote Katalonijos parlamento pastatą. Nesu tikras, ar jis dar veikia šią dieną, bet kiek žinau, Katalonija turi autonomiją, tai matyt, čia kažkokie klausimai gali būti sprendžiami ir priimami kažkokie tai įstatymai, sprendimai ir panašiai. Čia galima sutikti tokius simpatiškus fontanėlius, iš kurių galima tiesiog įsipilti vandens. Tai yra zoologijos sodas. Įėjimas į zoologijos sodą suaugusiam 21,40, vaikam 12,95. Jeigu grupėm daugiau nei 20 žmonių, kainos mažesnės, tai vidurinė grafa, kaip matote. Čia mes esame traukinių stotyje pavadinimu Prancūzų traukinių stotis. Prancūzų dėl to, kad kai buvo pastatyta, pagrinde traukiniai atvykdo iš Prancūzijos. Antra pagal užimtumą šiuo metu traukinių stotis Barcelonai. Ypatingai tiem, kas pirmą kartą Barcelonai, manau, tiktų toks turistinis autobusas. Kiek žinau, jo yra 2 maršrutai, dengia pagrindinės miesto turistinės vietas ir dienai kainuoja 33 eurus, jeigu neklystu. Nutariau šiek tiek atsikvėpti ir nueiti į McDonald'są, nes ilgą laiką neturėjau galimybės į jį nueiti dėja, nes, tarkim, Juodkalnijoj praleidau dabar virš mėnesio, ten McDonald'o nėra, prieš tai, tarkim, keliavau Armėnijai, ten irgi McDonald'o nėra. Toks modernus pakankamai McDonald'as, turėtų būti neseniai įkurtas. Va, įsirinkau sūdytos karamelės tokią kaip keksą ir sūdytos karamelės latė ir vištienos burgerį. Už viską bus 5,26. Štai toks kuklus užkandis pasistiprinimui. Nežinau, ar dėl to, kad seniai McDonald'e nevalgiau, ar šiaip čia Ispanijai McDonald'as skanus, bet, ypatingai skaniai susivalgė, viskas susigėrė. Net keista šiek tiek iš tikrųjų. Reiks nepiknaudžiauti čia vietinį McDonald'ą. Atėjau į centrinį miesto paplūdimį, kuris vadinasi Barceloneta. Žmonių daugybė.
Matosi aplamai daug aktyvių žmonių, sportuojančių, važinėjančių dviračiais, kalanetiką darančių ir panašiai. Didelis privalumas miesto gyventam, kad nereikia niekur važiuoti iš miesto. Nors iš miesto pasirinkimo išvažiavęs irgi paplūdimių daugybė, bet gali tiesiog mieste būti paplūdimyje. Vaikštant po Barceloną apima toks keistas jausmas. Iš vienos pusės tai yra didmiestis, miesto ribose skaičiuojama, kad gyventojai panašiai 1,6–1,7 milijono, o visam Barcelonos metropolitene virš 5 milijonų gyventojų. Bet to pačiu toks yra kurorto jausmas, žodžiu, viskas persipina. Didmiesčio atmosfera, paplūdimio kurorto atmosfera, toks įdomus gaunasi kokteilis, miksas visko po truputį. Čia kaip ir visoje Barcelonai netrūksta muzikos ir judesio, bet to yra ir kavinių. Tolumoje matome prabangų viešbutį pavadinimu W, 5 žvaigždučių viešbutis, ir žiūrėjau, jeigu tarkim norėčiau šią naktį ten apsistoti, pigiausias kambarys būtų apie 420 eurų. Čia paplūdimy, sakyčiau, tokia šprotų šventė. Visi kaip šprotai konservuose, vienas šalia kito. Jeigu kažkas norite alkoholinių gėrimų, tai yra vietinis barmenas, kuris rėkia sangriją. Šiandien sekmadienis, tai vyksta turgus čia prie paplūdimio. Va, žvejam geras modelis turėtų būti. Parašykit žvejai, gal nupirksiu tada. Gatvėje empanadas pardavinėja. Tai čia tokie panašiai kaip mūsų kibinai, tik tai iš Pietų Amerikos. Jei neklystu, iš Kolumbijos. Bet gaila, kad nealkanas, užkandau McDonald'e, taip tai tikrai čia užkaščiau. Pasigūglinau ir visgi sužinau, kad empanadas kilusios iš šiaurinės Ispanijos, Galicijos regiono. O visą laiką galvojau, kad čia Pietų Amerikos palikimas, bet ne, jie tiesiog prisitaikė savo ir ten išpopuliarino. Vaikštant, kur be pažvelgsi, visur gražu, todėl žmogus net pasimetė, nebežinai kurį. Tiesiai, kairę, į dešinę. Pasimetimas. Prieiname uostą bei jachtų prieplauką. Šalia uosto yra 60 metrų aukščio kolona Kristupui Kolumbui, žmogui, kuris atrado Ameriką, ir jisai pirštu rodo būtent Amerikos kryptimi. Radau internete informaciją, kad visai neseniai būta planų šitą koloną su Kolumbu nuimti 17-2000 ir beras 2020 metais, nes užkliuvo kažkuriai tai iš vietinių partijų, nes Kolumbas nebuvo katalonietis ir jiem ten kažkaip nesipaišo su jų istorija. Jie save laiko atskira tauta ir čia jiem gaunasi Kolumbas kaip ir ne prie ko, ir tie visi jo atradimai, nuopelnai ir taip toliau. Dar rašoma, kad Kolumbą apgynė ar tai 200, ar tai 250 savanorių, kurie protestavo prieš jo skulptūros nuėmimą. Protestas buvo taikus, be kraujo, be kažkokių vandalizmo apraiškų, ir Kristupas Kolumbas dar vis laimingai stovi ir rodo Amerikos kryptimi. Visai neseniai sužinau, kad galima pakelti į kolonos viršų iki pat Kolumbo galvos, bet panašu, kad šiandien sekmadienis ir tokios galimybės visgi nėra. Uždaryta. Aplink koloną yra liūtai, nežinau, ką jie čia reiškia, kokia jų simbolika.
Beje, Kolumbo kolona atsirado 1888 metais, tais pačiais metais kaip ir Triumfo arka, irgi ruošiantis pasauliniai parodai. Norintis turi galimybę pasiplaukėti laivu, 90 minučių su gyva muzika ir kokteilių baru. Yra dienos metu už 21,50, yra saulėtekio už 25,50. Uosto prieplaukos teritorija yra medinis tiltas ant vandens. Einam, praseisim jo. Su elektriniais paspirtukais, ne tik su elektriniais, ir su paprastais turbūt negalima, yra ženklas. Negalima žvejoti, palikit žuvį žuvėdrom. Praėjus tiltą kairėje pusėje matosi prekybos centras. Aš jį neįsiu dėl laiko trūkumo. Už prekybos centro yra populiarus Barcelonos akvariumas. Barcelona yra funikulierius, kuris kelia berods iš Barcelonetos paplūdimio pakraščio ir į Montjuico kalną. Ten tas kalnas tolumoje į jį kelia. Dėl funikulieriaus kainą bijau apgauti, bet kiek žiūrėjau, kiek mačiau, tai į vieną pusę 12,50 kainuoja, o jeigu į abi, tai kažkas apie 20 eurų plius minus. Nuo Kolumbo skulptūros prasideda arba baigėsi, iš kurios pusės pasižiūrėsim. Turbūt populiariausia Barcelonos gatvė, La Rambla. Tai yra 1,200 metrų pėsčiųjų alėja, viena iš miesto arterijų. Ir jinai jungia Kolumbo skulptūrą su Katalonų aikšte. La Rambla galima suvenyrų įsigyti. Kainos tikiu, kad bus turistinės. Abejočiau, kad verta būtų. Rambla garsėja ne tik tai kaip viena iš pagrindinių gatvių, pagrindinių turistinių vietų, bet turi ir blogą reputaciją dėl kišenvagių. Teko girdėti tokią istoriją, kad apvogė žmogų. Jie palieka kažkurioje tai vietoje gėlytę, ta prasme, ar kišeniai, ar kažkur, kad kiti kolegos žinotų ir to pačio žmogaus antrą kartą nebeliestų. Žodžiu, turi kažkiek sąžinės šie vietiniai vagys, bet pagodos iš to mažai. Todėl visiems rekomenduojama, aplamai, kas vyksta į Barceloną, tai visų pirma palikti pasą, geriausia turėti tiesiog nuotrauką, jeigu kažkur prireiktų. Nesinešioti daug grinų, nesinešioti kažkokių tai vertingų daiktų ir būti budriem. Čia mažų mažiausiai, niekas nenori susigadinti savo atostogų. Čia panašu, kad kažkada buvo teatras, dabar turiu įtarimą, kad jisai jau neveikiantis. Bet šiaip atmosfera, sakyčiau, pakankamai rami, kažkokių neaiškių tipų taip akivaizdžiai nesimato, kad žmonės labai perdėtai saugotų daiktus, irgi taip neatrodo. Skulptūros čia. Gatvės pusėje matote Goelio rūmus, tai sakoma, kad yra vienas iš pirmų suprojektuoto Antoni Gaudė darbų. Goelio vadinasi dėl to pagal užsakovo pavardę. Įėjimas į Gaudė rūmus 12 eurų. Šiandien neįsiu, nes kaip ir laiko trūkumas, dar daug visokių planų, bet šiaip labai įdomus dizainai visų tų pastatų Gaudė ir viduje, manau, ten būtų įdomu. Aš matau, kad netgi ten yra aikštelė kažkokia apžvalgos ant stogo. Ten ant stogo turėtų būti įdomi apžvalgos aikštelė. Šiek tiek išsukusi iš La Ramblos galima pamatyti aikštę, kuri vadinasi Plaza Real arba Karalių aikštė, turbūt toks vertimas būtų. Žodžiu, uždara aikštė, aplinkui kavinės, fontanas turėtų būti, kuris dabar neveikia.
ir palmių medžiai. Dabar einam į gotikinį rajoną, tai yra buvęs istorinis Barselonos centras, trumpai tariant, senamiestis. Gotikiniam rajone matosi daug tokių siaurų senamiesčio gatvelių. Atėjau iš vieną iš gotikinio rajono aikščių. Vyksta panašu kažkoks projektas, matosi Izraelio vėliavos. Kas čia vyksta, nesuprasi. Kaip suprantu, vienoje vietoje yra palaikantis Izraelį, o ten toliau priešais mane girdžiu su Palestinos vėliavom kažkas skanduoja ir policija visus įskyrus, kad jie tarpusavį nesimaišytų. Ten matosi su Palestinos vėliavom, toliau už policijos kažką tai šaukia. Bandau suprasti, ką šaukia. Šaukia kažką ir Izrael sako, bet kokį žodį naudoja, taip ir kažkaip negaliu išgirsti. Čia šitą vietą tikrai galima pajausti tokią viduramžių dvasią pagal pastatus. Vieta vadinama Augusto kolonomis. Čia yra liekanos Augusto šventyklos, statytos 1 amžiuje prieš mūsų erą. Romėnų palikimas, žodžiu. Atrodo labai gražiai. Beje, įėjimas stebėtinai, bet visiškai nemokamas. Čia, kaip suprantu, bent jau manoma, kad šventykla atrodė originaliai taip. Arba taip. Štai ir dar viena senamiesčio aikštė. Švento Filipės Nėry. Įspūdinga Barselonos katedra. Katedra yra gotikinio stiliaus ir statyta tarp 13 ir 15 amžiaus. Įėjimas į katedrą mokamas, prašo 14 eurų. Katalonijos aikštė, čia dabar vienoje daly koncertas, kitoje vietoje renovacija kažkokia vyksta, taip kad aikštė nėra visam savo gražume. Sakoma, kad šita aikštė yra kaip pasienis tarp centro ir senamiesčio. Pribrendo reikalas pasinaudoti metro, tai opcijos būtų tokios. Vienkartinis bilietas 2,55, bet galima pirkti 10 kelionių kortelę. Ir kaina būtų 12,15 € už 10 kelionių, tai per pus pigiau gaunasi tada. Žodžiu, tokią kortelę gavau 10 kelionių, dar pati kortelė kainavo 50 centų, tai bendra suma 12,65 už 10 kelionių. Pirmoji zonai Barselonos. Pažiūrėjus į žemėlapį metro matosi, kad tinklas tikrai platus ir išvystytas. Daug linijų, daug sustojimų. Metro pasiekiau vieną iš miesto simbolių – Sagrada Familia katedra. Pasakų bažnyčia tikrai.
Žinoma, gražiausiai bažnyčia atrodo iš tolo. Sagrada Familia reiškia šventoji šeima. Tai vienas iš įspūdingų darbų suprojektuotas žymiojo katalonų architekto Antoni Gaudí. Statybos prasidėjo 1882 metais, tai jau 142 metus stato. Ir planuojama šį įspūdingą statinį pabaigti 2026 metais. Ir kai bus pabaigtas, tai turėtų būti didžiausia katalikų bažnyčia pasaulyje. Vien dėl šito įspūdingo statinio verta važiuoti į Barceloną. Galima pavydėti šitą namą gyventojams. Jie kiekvieną dieną mato bažnyčią ir iš pakankamai gero rakurso. Turbūt net nebekreipia dėmesio. Gaila, kad foto ir video neperteiks viso grožio šito statinio. Beje, ką girdėjau, dėl patekimo į vidų, tai šiuo metu pakankamai sudėtinga, nes bilietus reikia rezervuotis iš anksto. Kartais net prieš kelis mėnesius. Džiaukitės miestu, bet prašome gerbti kaimynus. Jie nusipelnė gero nakties miego. Grįžau į savo kurortinį miestelį. Šiandien prasukau virš 20 000 žingsnių. Manau, keksą iš McDonald'o išdeginau. Tai ačiū, kad žiūrėjot. Spauskit like, subscribe. Jeigu yra klausimų, rašykit komentarus. Iki.